Aš buvau pakviestas čia šnekėti kaip atstovaujantis genealogų sąjungai. Tokia sąjunga įsikūrė prieš 2 metus Vilniuje, technikos bibliotekos salėje. Mūsų buvo susirinkę maždaug tiek, salė mažesnė, tai buvo anksčiau sėdėjome. Pirmininkas ir pavaduotoja negalėjo atvažiuoti, tai įpareigojama mane paskaityti pranešimą. Mes išleidome, kaip ponia Irena minėjo, pirmąjį leidinį savo, atvežiau keletą egzempliorių, prašom įsigyti. Kaina tikiuosi nedidelė bus. Tuo pačiu ir paremsite organizaciją mūsų. Taip pat kviečiame įkurti vietinį skyrių Šiauliuose sąjungos, nes kol kas mes tik veikiame Vilniuje ir Kaune. Na tai va, ponia Irena savo pranešime jau ir paminėjo, kad mes genealogai ieškom tos pačios šeimų istorijos giliau, tai ką jūs kraštotininkai išgirstat gyvai iš lūpų. Mūsų pagrindinis objektas darbo yra šaltiniai, archyviniai šaltiniai ir šaltiniai bibliotekų rankraščiuose. Na ir tikrai, skaitydamas tuos darbus, tuos dokumentus gali surasti visko. Ir kitas sykį tos genealogijos užsakovai net iškyla mintis, ar verta viską pasakyti, nes kartais nenori žmogų nuliūdinti. Vieni ieško bajorystės ir jos neranda, kitų pažiūrėk, ir nesantokiniai vaikučiai pasirodo kažkur giliai šaknyse. Visokių atvejų būna. Taip, kad mano ta šeimų istorija visokia gali būti. Tai va, žinojimas tos istorijos yra atsakomybė. Tikrai mūsų genealogija, kaip žinot, seniausia jau yra pradžios knygoje, Senajame testamente. Ir jūs tikriausiai pamenate seną sovietinį kino filmą Nesugaunamieji, kur muziejui lektorius pasakoja senosios pradžios knygos istoriją. Kaimas pažino savo moterį ir ji pagimdė Enoką. Enokui gimė Irabas, Irabui gimė Maevėlis, Maevėlis gimė Matusėlis ir Matusėlis gimė Lamekas. Tatai vedė 2 moteris, pirmą Adą, kuri pagimdė Jebelį ir taip toliau. Buvo tiems klausytojams buvo taip nuobodu, kad buvo pavogta tuo metu Rusijos imperijos karūna. Tai va, ir ponia Irena tą problemą jau minėjo. Kaip padaryti taip, kad šeimos istorija būtų įdomi ne tik konkrečiai tai šeimai, bet ir platesniam klausytojų ratui. Na ir čia yra iš tiesų gana tokių žodis, kurią sunku įgyvendinti. Todėl aš pabandysiu savo pranešime apsibrėžti darbo metodiką, kaip mes genealogai dirbame archyve. Jeigu neklystu, pradžios knygoje nuo Domo iki Nojaus buvo 33 kartus praėjo. Nuo Nojaus iki pranašo ant Najaus kalno užplito, kur gavo 10 Dievo įsakymų. Tai pranašas Mozė, tai 33 kartos ir 33 kartos iki Kristaus. Deja, Lietuvos archyvai nėra tokie turtingi, kad mes galėtume atsekti 33 kartas.
Savo darbuose mes paprastai galime surasti 5-6 generacijas. Tai, ko jau žmonės neprisimena. Mano keletas darbų kabo apie vėliavą ant medžio ir ten pamatytume, kad tai 5-6 kartos. Jeigu sudėti visus vaikučius, brolius, seseris, tų kartų, tai gautus iš tiesų didelis medis. Vaikučių būdavo daug mirdavo. Todėl darbas yra iš tiesų didelis ir imlus laikui. Archyviniai šaltiniai, pagrinde mes dirbam Lietuvos valstybės istorijos archyve, Centriniam valstybės archyve Vilniuje, Kauno apygardos archyve, kurie turi 19 ir senesnių amžių medžiagą. Tai tos knygos, ypač šaltiniai tenais, bažnytinės Meksikos yra pagrindinės. Kaip žinote, 1940 metais jos buvo nacionalizuotos, surinktos iš bažnyčių ir suvežtos į vieną vietą archyve. Taigi, sėdint Vilniui, nebūtina važinėti po visą Lietuvą, galima Vilniui padaryti genealogiją iš bažnytinių metrikų. Tai tos bažnytinės metrikos kaip taisyklė siekia 19 amžiaus pačią pradžią arba 18 amžiaus pabaigą. Retom išimtis, kai kurios bažnyčių metrikos siekia netgi 17 amžių. Tai tos knygos yra apriboja mūsų genealogų galimybės. Be bažnyčios metrikų kiti vertingiausi šaltiniai yra gyventojų ir parapiečių surašymas, įvairūs dvarų inventoriai ir kitokie mokesčių ir valstietiškų prievolių rankraštinės knygos. Bajoriškų, jeigu žmogus turi bajoriškas šaknis, genealogija galima gilesnė. Ir mes tikriausiai turime labai gražų Ringaudų šeimos atvejį, kuomet žmogus archyvuose surado kalną tiesiog originalių dokumentų, ir čia mes matome ir jų kopijas ir labai platų medį. Tai bajoriškų genealogijos atveju mes kartais galime surasti originalų giminės medį darytą XIX amžiuje. Ir to jau medžio šaknis kartais siekia ir